Labas Mindaugai. Labas, Ieva. Labas Lietuvos studentų sąjunga. Tai mes sugrįžtam pas jūs su rubrika Atgal prie laužų, kur jau tradicija tapo kalbinti įvairius LSS alumnis ir vis stengiamės skirtingų kartų, skirtingų veiklų šiuo metu atstovus pasikviesti ir labai džiaugiuosi, pagaliau mums pavyko suderinti įtemptus grafikus mūsų visų. Tai šiandien turim Mindaugą Reinikę. Aš tikriausiai per visą pokalbį bandysiu supažindinti jauniausią kartą Gen Z, kas yra Mindaugas, o tie, kas esate dalyvavę asamblėjose, tai tikriausiai visi matėt. Kiek asamblėjų suskaičiuoji savo gyvenime? Visas, išskyrus gal vieną. Visas išskyrus gal vieną, supratau. Gerai, tai gal ir pradėkim. Kuo šiandien gyveni? Ką šiuo metu veiki gyvenime? Padedu žmonėm. Aš visą laiką taip atsakau tą klausimą, nes sunku į taip vienu žodžiu arba vienu pasakymu dažniausiai. Kaip aš save įvardinu kaip konsultantą, kuris laiks nuo laiko iššoka in house. Okay. Ir tai, turbūt ir buvo mano visą laiką, nuo pat ten, nežinau, mažumės. Tai, ir ar tu dirbi su ten studentų kažkokiais klausimais, ar tu dirbi su Pramonininkų konfederacijos, ar tu dirbi su ten dvimiesčių, ar kažkokiu verslu. Bet kuriuo atveju, tai toks problemų, nuolatinis problemų sprendimas, taip vadinkim. Aš čia neseniai sakiau komandai, kad ar įsivažiavau į pareigas, tai sakau, kad man atrodo, kad niekada negali žinoti, kokia kita bus problema ir žinai, kad kiekvieną dieną tai yra problemų sprendimas. Tiesiog. Ir tu jau turi jas išspręsti, jeigu jos ateina. Tai va, tai čia, sakau, tai tas jeigu klausimas, žinai, iš ko tu valgai duoną, tai dažniausiai tiek tai yra kažkokių tai nuolat atsirandančių problemų ir iššūkių sprendimas, visiškai bandymas padėti arba pasakyti savo patirties pasidalinimu, tai čia galim vadinti konsultacinė, bet visi mes puikiai žinom, kad visi turi savo tiesas ir net ir vadyboje, ir kažkur komunikacijoje, tai tų teorijų yra nuo iki, dauguma ypatingai praktikų, kurie dalinasi tomis savo praktika, yra jų praktika, jų patirtis. Ir kiekvienu duotuoju momentu ar pasikeitų situacijai, tai nebūtinai veiks. Tai va, tai ir mokaisi nuolat, kažką tai kažkaip stengiasi prisidėti prie tos sambūvio visuomenės, vadinkim taip. Tai aš matau kaip dabar aktyvų visuomenininką, aktyvų veikėją įvairiose temose skirtingose. Ir kaip aš interpretuoju, ką tu veiki, tai kad tu užsiemi įvairiais projektais. Tu vedi įvairias konferencijas, vedi įvairius renginius, prisidedi kažką ir koordinuodamas. Žinau, vieną iš didžiausių projektų, čia mano kartoje įvykusių, tai Kaunas 2022, ar ne? Europos kultūros sostinė. Kaunas Europos kultūros sostinė. Taip. Kurį tu koordinavai, kaip suprantu, iš komunikacijos pusės, ne? Marketingo. Ta projektą, visą, tai buvo didžiulė komanda, ten 100 žmonių, bet mano uždavinys arba mano sfera tai buvo pagrindė, vadinkim, rinkodara, komunikacija, fundraisingas, tai tas baras. Jo, tai labai teisingai ir įvardinai, tai vis tiek tai buvo kažkokia tema, kur prisijungi su didžiuliu džiaugsmu, vadinkim taip, kažką padarai, reikia tikėtis, kad geriau negu blogiau. Visą laiką galim padaryti geriau. Man atrodo, buvo puikus projektas. Dabar, kaip sakant, žiūrėdamas iš perspektyvos, jau pats savo sakyčiau, aš tai būčiau malūnsparnikėlės. Tai iš esmės taip ir yra, kad savo kažkokie susidarai paskui vienokį arba kitokį tą gyvenimo, kaip anglai sako, portfelį. Supratau, tvarkoju. Tai noriu truputėlį pargrįžti į Mindaugą, dabar bijau sumeluoti metus, 2002. Man atrodo, 2002. Okay. Tai jeigu aš gerai žinau, tai yra metai, kai tu ir tapai vadų, bet jeigu aš teisingai suskaičiuoju, tai iki tol tu vis tiek turėjai pradėti studijas dar nebūdamas vadovu. Tai kelintais metais tu pradėjai studijas ir ką tu studijavai? Ir kaip, žodžiu, Mindaugas studentas atsidūrė Mindaugas studentų atstovybėje? Tai čia yra labai lengva atsakyti, todėl kad tai yra paskutiniai metai prieš įžengiant į naują šimtmetį. Tai yra 1999 metai. Aš tada gimiau. Taigi, va. Ir tais metais, čia, šiaip tai yra, mes visą laiką tą sakom, kad tai yra truputį ir kraupu, bet tai yra neišvengiamybė, ne? Kaip sakant, kaip supranti, kad tu jau esi truputį vyresnis, kai tau reikia kompę, kai darai tą gimimo datą, reikia surasti, scrollinį jau
ilgiau negu... Skrolinęs. jo, tai va, žemyn ir randi tada tos savo metus gimimo. Tai va, tai 99 metai ir aš pradėjau studijas Vilniaus universiteto istorijos fakultete. Mhm. Jį ir baigiau Mhm. po 4 metų. Mhm. Tai buvo kultūros istorijos ir socialinės antropologijos studijos. Tai tą Vadinkim reikėjo. taip. Ja, tai iš esmės taip, per kažkokias veiklas, tu kaip ir domiesi visuomenė, žiūri, Taip. kas ką, ten gal kažkokį savo trigrašį įkiši. Ir tiek. Tai va, tai, o pirmame kurse, tai labai paprastai, kadangi apsigyvenau barake, Saulėtekį, New York'e. Mhm. Nes ten 6 barakas, tai buvo visi istorikai ir gyveno. Nu, didžiąją dalimi istorikai, žurnalistai ir truputėlį statybininkų. Va, tada mes, atsimenu, 1202 kambarys, buvo 12 aukšte, puikus vaizdas į žalį į skverą, žalį restoraną mes taip jį vadindavom, tai kiemelis vidinis. Ir pačią ten pirmą valandą, aš tokie dekiai visokie, kažkas ten gulintų, ten lovučių žinių, čia atsiminkit, 99 metai tai yra, nu, tai tuo metu Lietuvos viešųjų švietimo, aukštųjų ir visų kitų apskritai viešųjų įstaigų biudžetinių, visės materialinė būklė, materialinis aprūpinimas buvo tragiškas, pripažinkim, būtent. Ir buvo suplyšę čiužiniai, buvo suplyšę tie matracai sutrukinėjusių vielų, tos lovos kaip filmuose, reiškia, tokios darželio ar kalėjimo nuvarė. Jo, Nu, tai va, aš dar turėjau tokį. Taigi, tai šitą balkonėlį išsinešėm tokį dekį ten kažką, tai 1202 ir ten per tą balkonėlį aš ten purtau jį. Ir kažką ten iš apačios man pradeda kažkas, ką čia purtai, aš pažiūrėjau žemyn, žiūriu, į viršų žiūri irgi žmogus su barzda, juodaplaukis toksai, purtau, ką, jisai, tai čia nepurtik, čia mes gyvenam, žodžiu, ar kažką. Nu, natūralus apsižodžiavimas, mes taip paskui susipažinom, tai buvo toks Artūras Šaltis ir jisai jau buvo metai, kai buvo Vilniaus universiteto studentų atstovybėje veikiantis asmuo, žodžiu. Nu ir sako ten kažką, tai ateik, ir aš atėjau į tą atstovybę. Čia buvo jūsų pirmas pokalbis su Artūru? Nu, iš esmės, jo, taip ir susipažinom per lengvai konfliktinę situaciją, kažkaip. Uždavėt toną. Nu ir tada aš praktiškai pirmais metais ten pradėjom, nes tada dar tos struktūros tokios ir Vusoj nebuvo tokios struktūros, kaip dabar ten jau padarė struktūrą, FSA, ten taip toliau. Tada centriukas ir fakultetuose organizacijos, ten medicinos, reiškia, Limsa, pas teisininkus Elsa, pas mūsų Tilija korporacija ir taip toliau, pas ekonomistus Aisekas, nu ir jie kaip tas funkcijas tokias ir turėjo fakultetuose. Tai žodžiu, jūs išpildydavot iš esmės per centrinį biurą, per centrinį kažkokių kelių žmonių, ne komunėlę. Jo, ten prezidentas, valdyba, žodžiu, parlamentas. Ne, tai buvo parlamentas, ten deleguodavo fakultetų tos organizacijos, reiškia, išsirinkdavo. Bet žodžiu, tenais organizacijos tematiškai dirbdavo būtent su tais. Taigi taip. Nu va, ir tada jau mes realiai per tuos pirmosius metus aš ten irgi susigalvojau, kad aš pirmakursis, Fuksas, ir jau metų gale, ten gegužės mėnesį, jau tie rinkimai Vuso prezidento, tai aišku, kad Reinikis turi kandidatuoti. Nu, taip Reinikiui atrodė. Natūralu. Ir tada, ir kandidatavau, prieš Andrių Augulį. Andrius Augulis jau buvo ilgametis Vuso, reiškia, valdybos pirmininkas, nes tada dar buvo prezidentas ir valdybos pirmininkas. Nu, ir mes taip kažkaip ten įvyko ten ta rinkimų ceremonija, nu, Reinikis pralaimėjo kaip pirmakursis, Andrius Augulis laimėjo, ten ženklė berods balsų persvara, nu, bet kažkaip ten irgi viskas taip gavosi, kad ten likau toje komandoje likau toje komandoje, nes, nu, buvo faini pirmi metai, tada antri metai, tada antrais metais jau vėl kandidatavau, tada jau laimėjau, tada jau... Tai svarbus, man atrodo, momentas, nes šiai dienai mes turim atstovybėse retą įvykį, kai yra demokratiški rinkimai pasirinkimo turintis, ne? Bet labai dažnai būtent tie rinkimai reiškia kažkokią susiskaldimą organizacijų, kai pasidalina komandom ir labai dažnai tas kitas pralaimėtojas jisai nebelieka. Ne? Čia kaip visą laiką yra dvi pusės. Ne? Mes tais laikais labai žiūrėdami visą laiką Katauškę.
į kitų esą dėl to, kad mums jie visą laiką atrodydavo kaip reali, normali politinė kova, reiškia. Visą laiką kažkas tai ten ar FSA didį, ar ten FSA ten kokie Rafesai, ar dar kažką tai kelia savo kandidatą, kiti kelia kontrakandidatą ir jie ten 2 ar 3 balsais, reiškia, vat, kažkuris laimi ir tada vyksta. Nu, ir mums tai atrodo, nu, vat, tokia tema, tai turi būti. Vadauškė tokia atveju kažkaip kitaip buvo, nes visą laiką būdavo, nu, kažkoks vienas aiškus jau lyderis, pagrindė ten, tada visi ten kažkaip subalsuoti, ten irgi FSA nelabai buvo, ten buvo toks bendrinis, tai mums kažkaip atrodė, kad Užkės tas fightas yra toks demokratijos tema, bet kita vertus, tas vėl, kad mesgi suprantam, kad nu, tie žmonės, kurie savo laiką skiria kitų žmonių problemoms spręsti, jų yra, nu, nelabai daug. Jų yra kiek yra. O gerų žmonių, nu, nebūtinai gerų žmonių, tų, kurie galėtų iš karto daryti dalykus, jų yra dar mažiau. Natūralu, tai vadinasi, tu turi augintis. Augintis to žmonės, juos ugdyti ir būtų fainai, kad net ir ten pasišpilkavus, paskui vis tiek turi laikyti ten tokį. Tai, nu, bet čia vėl... Okay, po pirmo metų tu likai ir 2 metais studijuoji. Tada jau tapau, reiškia, jau ten susiformavau ten tą savo komandą. Irgi ten visai labai smagu buvo, viskas buvo labai smagu, tikrai. Ir tada jau dar po metų, jau tada... 3 kursas. Po Nerijaus Ramanausko, kuris buvo tada prezidentas LSSO. Jisai kažkaip, kai buvo, kad Nerijus pasikvietė mane į savo komandą į LSSO. Į LSSO komandą. 3 kursui. Turbūt, 3. Tu buvai metus. Taip, va būtent. Taip, aš metus, po visos prezentavimo aš išėjau iš karto į LSSO viceprezidentus. Ir tada mes ten, žodžiu, viskas gavosi taip, kaip gavosi. Ir... Tai galim čia pristabdyti. Tu buvai prezidentu VUSui, kokia buvo tuo metu taryba? Kaip jūs funkcionavot? Kas buvo tie didieji balsai? Buvo atstovai nuo fakultetų. Buvo atstovai nuo fakultetų, tai ir be abejo buvo parlamentas, buvo taryba. LSS. LSS. Kaip atrodė LSS taryba? Aha, tame lygmenį. Tai buvo labai, galiu pasakyti taip, turbūt buvo, net ir dabar žiūrint, kadangi teki vis tiek kažkiek tai metų matyti po to, aš galvoju, kad tai buvo viena stipriausių, va tų metų, 2-3 metų laikotarpių, buvo viena stipriausių studentų lyderių kartų. Tiek iš VUNO, tiek iš KTUNO, tiek iš VDUNO, tiek iš Klaipėdos, tiek iš Šiaulių, veterinarkės, Metkė. Visur buvo, nu, prezidentai, lyderiai, prezidentai asmenybės, vadinkim. Iš psichologijos, sociologinės pusės, kaip manai, kodėl? Kodėl taip buvo? Aš manau, čia ta mūsų karta tokia, va, dabartinių... Bet turiu menį tuo metu, kas tai lėmė Lietuvos visą situaciją? Nu tai pagalvokim paprastai. Pokyčiai mes valstybei. esam 1 kurse, 99 metai, istorijos fakultetas, 100 kursiokų, 1 ar 2 kurse nedirba keli tik tai. Tik keli nedirba. Visi kažkas, ar ten kažkas sargu, ar ten kažkokiu ten call centre, ar ten kažkokie, tiesiog visi, nes alkani žmonės, reikia kurt, nėra, nu, vat nėra... Ten ne visi ten turėjo ten tėvus, kur galėjo ten allowances, reiškia, nuo tos stipendijos, ten, nu, tai buvo, ten neatsimenu. Dabar tik mes dar daugiau norim. Dabar galbūt yra truputėlį, aš taip galvoju, bet galbūt nebūtinai, bet dabar galbūt pagalvė yra tokia, ir tu ramiau miegi. Jo, ramiau miegi yra pagalvė ir dėl to galbūt alkanumo mažiau yra, bet vėl, čia nei gerai, nei blogai, mes tą turim pasakyti visą laiką, kai mes kalbam apie kažkokį tai laikotarpį, mes neturim sakyti, kad tai buvo geriau ar buvo blogiau, buvo kitaip. Nu, tarsi, ten tas 90-ieji tai buvo tiesiog blogai, čia nėra ką kalbėti. Buvo baisu. Bet tai, kad žmonės vienaip ar kitaip elgėsi. Ne, aš tai visiškai, mes neturim čia vertinti ir lyginti. Kažkaip tarpusai tiesiog įdomu, kokias spalvas turėjo, žinai, tas laikotarpis ir šitas. Ir pamatyti šiek tiek, kas paskatino kurtis tokias tarybas. Aš juokiausi, nes man atrodo, kad jau kelis pokalbius esam turėję ir vis kalbėdami apie tas kartas tiek taryboje, tiek naujas ateinančias, visi galvoja, kad jų taryba
Nu, jinai buvo stipriausia. Jinai buvo stipriausia, va tame laikotarpyje 2-3 metų. Taip. Čia tiesiog citata, kurią galima rašyti, kad visi tą patį sako, bet todėl, kad jie, nu, čia akivaizdu, aš įsivaizduoju, kad išeini iš savivaldos, ateini į sąjungą, tu pamatai, ko savivalda nedarė, kaip jinai galėtų dar daugiau, kiek jinai teisų turi, galimybių, kiek turi, kiek jinai gali keisti aukštoje mokyklai. Aš sutinku, bet aš gal truputėlį, kad patikslinčiau, ką aš turiu omeny. Tai tuo metu jau atrodė kieti, visi kieti, nu realiai. Bet aš žiūriu dabar irgi iš perspektyvos, tarsi to laikotarpio studentų lyderiai, vat mūsų kartos, nu, plius minus ten 4-5 metai, nu, turbūt labai nedidelis skaičius jų dabar nedaro svarbių dalykų. Nebūtų, ar tai būtų valstybės politikoje, ar tai būtų versle, ar tai būtų visuomeninėse organizacijose, nevyriausybinėse. Tai aš turiu apie tai, ta prasme, kad tikrai buvo nu, kažkokia... Nu, jie dabar kažkuria viena, kairė dešinė, jie prisideda prie... Būtent, aš apie tai tą turiu omeny. Ir čia vėlgi jokių būdų nesakant, kad neužauga. Nu, ir tai be abejo mes turim. Ne, tai mes turimgi pavyzdžių, gal ten ir iš kokių ten, pavyzdžiui, 27, ar ne, ar ten 20, pavyzdžiui, kurie toliau įsilieja ir į tą visuomenės, nu, kad ir kaip bebūtų vis tiek, nu, pripažinkim, tokios organizacijos kaip studentų sąjunga, kaip atstovybės, taip toliau, nu, jos turi tarnauti ne tik tam vienkartiniam žmogaus blykstelėjimui, jos turi ruošti, nu turi, ta prasme, aš netgi nesakau, kad turėtų, aš manau, kad turi ruošti ir būsimus, ir ateities, man ta žodis lyderis, nes mes jau truputėlį esame, žinai. Taigi, bet žmonės, kurie protingai, sąmoningai, atsakingai prisidės prie valstybės, prie visuomenės, būk tu ten, kai socdemas, būk tu konservas, būk tu, žinai, verslininkas. Čia netame esmė. Esmė tame, kad tai greičiausiai vis tiek turi būti, nu, tam tikros savybės per žmogų. Tai atsakomybė, suopratis, kad ne tik tau, bet ir aplinkai. Tai čia tokie, atrodo, baziniai dalykai. Nu tai gerai, pargrįžtam į tą momentą, kai tu ateini po metų kadencijos VUSui prezidentavimo, ateini į LSS biurą viceprezidentauti. Viceprezidentauti kam? Mes dabar turime dažnai... Tarptautinis biuras. Tarptautiniai dalykai. Tai buvo tas, Nomas, ten darėm, buvo daug nuotykių visokiausių ir tas pats BOMO, įkalbino mestus prisijungti prie BOMO, reiškia, nes jie labai ilgai... Tuo metu, reiškia, jie dar nebuvo. Jie svarstė, jie norėjo būti Nomo, o Nomo Hebra pasakė, kad, nu ne, jūs čia baltakiniai pasirašinėkit su LSA ir LSS, žinai, FESU. Tai mes ten važiavom, buvo didelis vizitas, oficialus valstybinis LSS-inis, išvažiavom iš nuo Katauškės, atsimenu, Mikriukų, ten... Iš kur Mikriuką gavot? Tai Katauškė davė. Katauškė davė. Jo, tai ten gera delegacija mūsų, nu, nespėjom išsukti Donelaičio gatvę, jau girdėjosi trakštelimas to kakliuko. Jo, tai nuvažiavom. Nuvažiavot pasiekti. Ne, tai mes tai nuvažiavom, nes vairuotojas vairavo. Tai va, bet buvo išvakarės, buvo sutikimas Viljandi ir tada jau kitą dieną po to sutikimo buvo tas pasirašymas. Tai tas pasirašymas, nesu tikras, ar jis ten buvo filmuotas ar ne, ar fotografuotas, gal geriau, kad nebūtų, bet, nu, gal yra ten. Nu. Bet buvo, ir tada be abejo labai irgi išsami kelionė atgal buvo namo, tai va, tai pasirašym. Paskui be abejo, tie pirmieji ESIBO, nu, tuo metu ESIBOS buvo, tai ESU dabar, Europos studentų sąjungos, visi konventai, tai biemai. Tai tas atstovas, kuris... Jo, tai vat per tą kažkaip užsimesgė ir aš realiai paskui jau, kai buvau prezidentu, aš, nu, vat, į tuos į išorę labiau orientuotas buvau, nu, ir pagal natūrą natūralu. Ir pagal... Mes istorijos knygoje ir LSS puslapyje prie datos, kai tu esi prezidentas, yra parašytas sakinys, kad LSS labai ėjo į išorę, į komunikaciją, žiniasklaidą, televiziją ir panašiai. Jeigu taip atsitraukdamas, šiek tiek gali pasižiūrėti ir palyginti, ar iki to laiko LSS tiek nelindo, nes viduje tvarkėsi, ar apskritai tu tiesiog pats iš savęs atnešai... Aš tai galvoju, kad čia yra absoliutiškai priklauso nuo žmogaus. Ar tai būtų prezidentas, ar viceprezidentas, nesvarbu, bet ar žmonės...
o tiesiog, nu, vienas dalykas, tai supraskim vėlgi, tai yra kaip sąjungai, tai, nu, 10-12 metų, tarkim, prieš tai buvę ilgamečiai, nu, ar ilgamečiai, bet ar tai bus Artūras Macijauskas, ten, žinai, ar Svajūnas Jakutis, žinai, Regimantas Božius, reiškia, vat, tai, žinai, nu, tu vis tiek, tu turi statyti dalykus, ten, aišku, pasirodymas, ten išėjimas va, per protestus, per tos dalykus, ne, kur, vėlgi, tas svarbu. Bet netgi matyt žiniasklaida, dar supraskim irgi kitą momentą, kad lygiai grečiai formuojasi ir žiniasklaida. Nu, ta prasme, realiai, ką mes dabar turim, tai kas buvo prieš 20 metų buvo visai kitaip. Nes ten visokie ten Litpolinterai tampa LNK, ten Tele3 tampa TV3, ten LRT, TLTV, reiškia, kur žinių tarnybos vėlgi auga ta karta žurnalistų, viskas keičiasi. Tai va, tai šitoj vietoj vėlgi manau, kad buvo galbūt ir atsirado toks tam tikras kaip ir gera rinka arba gera erdvė tas mintis pristatyti ir kažkoks tai buvo suaktualinimas. Tai va, tai mes turėjom ten kažkokių tai ten ir protestėlių tokių visai fun ir turėjom ten ir tuo labiau buvo Paksiaus skandalas tuo metu tenais, mes ten irgi su visai kaip įsipiešę buvom, nu, nes studentas toks yra, tai jeigu yra revoliucija, reikia dalyvauti, nu, tai kam vis kitaip, kada tu paskui gyvenime, va, darbas ten, paskolos, visa kita, vaikai, nu, tai kada tu čia paprotestuosi? Tai įdomu yra, kad tu iš vicės nuėjai į prezidentus ir kaip gali gal truputį prisiminti, kaip čia yra įvykę. Ar tada, kai ėjai į sąjungą, jau planuose buvo? Nu, buvo minčių eiti prezidentus? Ne, tai buvo tokia ir įdomi. Tai buvo istorija, kuri susijęs su ir išdavystėm, ir žaidimais politiniais, ir tais pirmaisiais prasičekinimais, kas ką, žinai, ir savęs prasivertina. Nes, nu, realiai, aš, pavyzdžiui, tai, kad aš tapau kandidatu į LSS prezidentus, tai buvo toks labiau galbūt kai kurių atstovybių toks, nu, jo, toks stumimas manęs, kaip, kadangi buvo, reiškia, kolega, kuris buvo iš KTU, Mantas Žvirnas. Fantastinis. Tai čia buvo tavo oponentas. Taigi va, jis buvo, nu, fantastinis, jis prieš tai buvo KTU SA prezidentas, buvo ir tarybų, toks rimtas, fantastinis vyras. Ir jis išvarė, man atrodo, su Aiseku į Indiją, nu, stažuotis metą. Ir tada, reiškia, kai reikėjo ten daryti pertvarką, vidinę pertvarką, reiškia, organizacijai, studentų sąjungai, tada jį buvo irgi kalbė, kad reikia. Nu, atvažiuok, grįžk, žodžiu, ir būsi, nu, kaip ir, vat, turėsi būti kandidatuosi prezidentus. Nu, ir mes ten irgi kalbėjom daug, ten buvo tų vidinių tokių, nu, kaip visą laiką, naktinių, vadinkimgi, pasidėjimo. Jo, pasidėjimo. Va, ir aš pradžio kaip ir turėjau eiti su juo kartu, kad toks bendras kumštis, žinai. Bet paskui gavosi, kad persidėliojom. Nu, tai persidėliojom, reiškia, jėgos arba galios ratai truputėlį pasi. Nu ir va, ir tada gavosi taip. Mindaugai, kas dalyvauja šitam visame? Jūs patys? Stipriosios, ne, tai kaip visą laiką mes turim suprasti, kad ir greičiausiai dabar, aš net nebejoju, kad yra dviejų rūšių galios centrai, ne, organizacijai. Tai yra vienas yra tiesiog labai stiprios asmenybės, iš savęs stiprios asmenybės, nesvarbu kokią esą jie atstovauja, ar biure. Tai yra stiprios asmenybės. Antras, pačios stipriosios esą. Nu, nes kai kada tai būna, kad jeigu ir silpnesnis vadovas, bet pati stipri iš savęs esą dėl to, kad jinai yra, nu, kaip sakant, didelė turi galų gale turi daugiau balsų konferencijoje. Taip. That's it. Nu, tai va, tai tu skaičiuoji. Tai va, tai čia apie tą skaičiavimą. Tai va, tai mes mokėmės. Nu, ir žodžiu gavosi taip, kad skaičiavam ir ne tai, kad aš proud of that, nu, bet tiesiog. Tuo metu taip susiklostė. Ir gavosi, jo, kad jis nebekandidatavo. Kandidatavo, bet atsiėmė kandidatūrą jau per tą, nes matematika tiesiog nebesusidėliojo. Nu va, ir tada su tokiu, žinai, tai nebuvo labai ten kažkas tai labai džiugus tas, kaip sakyti, laimėjimas, nebuvo toks labai džiugus, nu, kaip sakyti, kad
jisai buvo toks, nu, kad tuo metu taip reikėjo. Taip, Nes taip, supratau. tai va, tuo metu taip reikėjo. Ir prasidėjo tada, nu, žinai, tada susidėliojimas savo komandos, jau kokia ta. Kokia buvo tavo komanda? Kiek, Mm. ne žmonių, ne pareigybių prasme, bet kiek skirtingų savivaldų atstovų tu turėjai? Gali, Nu, tai vat, pas mane buvo, ar- tarkim, buvo Angelė, buvo iš pedagoginio. Liau buvęs. Jo, edukologijos dabar vedu. Tada buvo Tomas Šedbaras, buvo iš Lietuvos muzikos teatro Alamta. akademijos. Buvo Ugnė iš VU, jinai už tarptautinius. Buvo Ugne. Naujokaitytė. Buvo Daiva Bartusevičiūtė, jinai visą PR, visą komunikaciją, tai irgi iš Liau. Tada Andrius Neniškis už kolegijas buvo atsakingas, nes kaip tik tada prasidėjo tas failas, tai jis buvo iš Kauno kolegijos. Aišku, sunkiau, nes, žinai, vėlgi, kadangi Vilnius Andrius buvo Kaune, jo, čia vis tiek tu ateini va į tą geležinio 12. Vilniuje čia ir buvot kažkaip atskirti. Geležinio vilko 12. Ne, tai oficiukas buvo, geležinio vilko 12 berots. Ir buvo, ir jisai, nu, ten rinkdavomės tengi. Ir tai tokia, kaip sakyti. Tai aš matau, kad dominuoja VU ir Liau. Liau jo ir buvo fantastinė, kaip čia, viso stafo vadovė, biuro vadovė buvo Jolanta Jakubinti irgi iš Liau. Reiškia, tada buvo už LSP, nes matai, dar buvo pas mus atskira kontora LSP ir verslam. Tai buvo NSA, Nacionalinė studentų agentūra. Tai iš esmės NSA tai buvo tokia specialiai įkurta Nacionalinė studentų agentūra, kuri turėjo administruoti LSP projektą. Kas jie įkūrė? Tai vėlgi, tai LSS įkūrė LSS šiek tiek anksčiau prieš mus, prieš mūsų kartą. Tik tai būtent jau tais maždaug tos kartos jo dalykais, kadangi vėlgi, supraskim, atsirado LSP. Visiškai bet jis atsirado tai anksčiau negu. Ja, be abejo, keli metai anksčiau, bet va, ant dienų reiškia. Ir ką tai davė? Tai davė visiškai kitokį finansinį pamatą organizacijai. Pamatą ar įsipareigojimą? Kaip jūs tai... Ir tą. Tas įsipareigojimas natūralu, kad tu turi tokį dalyką, kuris, nu tai dabar čia susit BDR-ais, ten turiu, bet tuo metu tai buvo, tiesiog. Bet tiesiog, ar neskamba neįtikėtina, kad atėjo susitarimas, po kurio sąjunga gamina pažymėjimą visai Lietuvai, visiems studentams. Nu, man kosmiškai skamba. Tai mes turim pasakyti, kad ne tik viena sąjunga. Taip, teisingai. Nes būtent tuo metu, būtent su pinigais ateina ir konfliktas. Pinigai atneša konfliktą. Atsiranda ir kitas galios centras, kuris kalbėdamas ir galvodamas apie tolimesnį vystymas ir projekto ir galbūt ten kitų dalykų, sako, mes darysim kitaip. Tada įvyksta skilimas pačio organizacijoje. Ir tai dabar mažiau metaforiškai, bet realistiškai mes kalbam apie tą būtent pasidalinimą dviejų šalių, kai mes tai suprantam kaip Lietuvos studentų sąjunga ir atsiranda Lietuvos studentų atstovybių sąjunga, LSAS. Taip. Tai bet tai visom naujom kartom, kad būtų. Tai va būtent. Tai ir mes to pasiekmes, mes matom iki šiol, jaučiam iki šiol. Tai yra konkretus dalykas, tai yra VUSOS nebuvimas LSS nare, kuri yra šiaip steigėja. Aš gal dėčiau per kablelį, nes yra ir ta pati ir Alamta, kuri buvo sugrįžo ir išėjo. Jo, bet Alamta turbūt čia gal kita istorija, nes čia dabartinių, vadinkim, veikėjų, galbūt kažkokie ten, bet ne dėl pinigų, tiesiog, kažkas gal silpnesnė, gal vadai kažkaip nesuoja, bet aš kalbu konkrečiai apie VUSą, kur yra viena iš steigėjų LSS, kur yra, galų gale net VUSOS ofise, observatorijos kiemelėje LSS veikė, kol gavo patalpas, reiškia. Tai va, dar aš kai buvau pirmam kurse, dar LSS Svajūnas Jakutis tada buvo prezidentas ir dar tenais sėdėdavo, tai kai reziduodavo Vilniui. Tai turiu omeny, kad didžioji dalis, aš net nebejoju, kad ta karta, kuri dabar yra, tai net nežino, kodėl, pavyzdžiui, VUSA nėra LSS narė. Metais ateina mėnesis, kai prasideda klausimai, o kodėl? Jo, būtent, tai grįžtam prie to dalyko, ką aš noriu pasakyti, nelendant labai giliai ten, nes jau galim atskirą pasikalbėjimą apie tai daryti ir turėti dar kitų žmonių ir tuo metu buvusių ir dalyvavusių. Nes mano perspektyva yra mano perspektyva tik tai. Man įdomu, bet gal tu gali pasakyti, kokie pagrindiniai yra žmonės, veikėjai, kurie tuo metu dalyvavo visam procese. Ja, tai vėlgi mes turim tuos senosius grandus, tai turim kaip Artūrą Macijauską, turim
Audrių Bendinską, turim Svajūną Jakutį, turim Tomovą iš Vila ten ir Paulių Jankauską. Tai yra, tuo metu studentų judėjimo, atstovavimo, vadinkim, svarbios figūros, rimti lyderiai ir galios antrai. Turim ir Aurimą Martišauską, ir tą patį Artūrą Šaltį, žinai, ir tą patį Andrių Augulį, ir tą patį Eriką Viršilą, kuris buvo NSA direktorius. Reiškia, tai čia yra labai tokie įdomus dalykai, aišku, gal įdomus labai siaurai auditorijai, bet bendrai kalbant, tai yra pinigai tapo išbandymu. Ir ir atsakomybės ir visą kitą. O su jais natūraliai atėjo ir kartu ir atsakomybė, bet ir laisvė galbūt didesnė, finansinė galimybių. Taip, būtent. Tai tavo kadencija baigėsi su kuo? Mano kadencija baigėsi po 2 metų ir tada jau po manęs buvo išrinktas Mindaugas Boguševičius iš KKI, iš Lietuvos sporto universiteto. Dabartinio Kūno kultūros institutas buvo, arba dar po to buvo Kūno kultūros akademija, o paskui tapo Lietuvos sporto universitetas. Tai bet man atrodo, Mindaugas ne visą kadenciją išbuvo. Bet iki Mindaugo, tai tavo kadencija baigėsi, jeigu tu galėtum apibūdinti Alsasą, kaip tai... Ne, tai status quo išliko, jis toks ir liko, mes ten turėjom tokį status quo. Turėjom situaciją, kai turim 2 nacionalinės studentų interesams atstovaujančias. Bet čia jau pasikeičia viskas. Kaip klausimai sprendžiami. Tai kaip dabar, pažiūrėjau, tai dabar LSS vaikšto su VUSA kartu, tai tada vaikščio tiesiog LSS ir LSS kartu Bet iki tol nevaikščio. Iki tol nevaikščiojo, be abejo. Tai įvyksta tas pokytis, kai prie stalo dėrybose atsiduria net 2 šalis, o tokios 2,5, ne, kažkokios, ir dėrybinės kažkokios pozicijos, jos pirmiausia dar turi būti. Jo, bet mes kažkaip irgi su Alsaso, vėlgi, atsimenu, pirmas beros prezidentas buvo Nerijus Šieža, irgi iš veterinarijos, Kauno veterinarijos akademijos, dabar kur LSMU, paskui ilgą laiką buvo Slavas Palkevičius, reiškia, iš Vilniaus kolegas buvo Indrė Vareikytė, irgi iš Liau. Tai patys, žodžiu, kažkokie. Ne, tai žmonės, tai jie iš kažkur tai ne nuo dangaus nukabinti, tai tu su visais tiek turi derintis, visai kalbėtis. Jo labiau, kad mūsų patalpos buvo šalia. Tiesiog, kabinetai šalia, tai čia, tiesiog. Tai buvo įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, buvo, kai reikėjo skirti naujus į Lietuvos mokslo tarybą, reiškia, savo kandidatus ir mes ten, atsimenu, derinom būtent su LSS, nes studentai galėjo skirti savo atstovus į Lietuvos mokslo tarybą. Ir lygiai taip pat tuo pat metu vyko dar ten tokių užkulisinių žaidimų, ten buvo tokia grupė neformali švietimo pagerinimui ir aukšto mokslo pagerinimui, dabar neminėsiu, kas ten dalyvavo, ten tokių reiškia, valstybės truputėlį politikų. Jo, bet ir mes tada vieningai priėmėm tokį sprendimą, kad deleguojam tokius mokslininkus revoliucionierius. Reiškia, mokslininkus revoliucionierius, ne studentus, bet mokslininkus revoliucionierius, bet mes kaip studentai deleguojam. Ir buvo toks vienas mūsų sprendimas ir LSS, ir LSASO, kad nesutrukčiokim ir deleguojam. Okay. Ir iki šiol atsimenu, ten baigiam tą pokalbį, gal 11 ar 12 nakties, žodžiu, ir skambina, nes greitai žinios nuėjo, nes labai greit viskas vaikščiodavo. Ir dabar turbūt, nes greitai lykai, ten viskas. Taip, aišku. Skambina ten viceministras, kaip jūs, tai ką jūs čia neturit savo ten, tai kaip jūs čia tokius gali deleguoti. Ir tada, aišku, prasidėjo ten spaudimas truputėlį, nes per administracijos atstovybės vėl centriuką mūsų, žodžiu, taip. Bet mes kažkaip atsilaikėm. Nežinau, čia geras buvo, blogas, bet tuo metu tai atrodė principas, laikomės, netrukčiojam ir važiuojam, kaip nusprendėm. Tai tokių tų dalykų įvairiausių. Tai mes čia baigiam su 2004 metai. Ir čia jau turbūt jo, nes man į pabaigą jau ta kadencija ir buvo, nes 2-2-4. Tai. Gerai, tai mes šiandien tikriausiai ties čia eisim į pabaigą su pokalbiu.
Ir aš noriu gal pakviesti klausytojus, jeigu jums įdomu, kas vyko su LSS po 2004 ateinantį 20-metį iš tikrųjų. Eik tu savo. Siaubas. Siaubas. Visi pagalvoti. Viskas gerai, žinok, mes Viskas jaučiamės gerai. jauni, bet sudalyvavom startuok mokymuose, pamatom pirmakursius ir galvojam, jie gimė tada, kai aš jau darželį baigiau. Eik tu savo. Kaip greitai laikas bėga, tai viskas gerai. Crazy. Tai jeigu norit išgirsti dar 20-metį likusio LSS-o, sureaguokite, parašykite komentarą, kad norim, mes pratęsime ir tikiuosi, kad jau 20-metį gal lengviau bus nupasakot per vieną dalį. Gal pabaigai peršokim. Jeigu vis dėlto kalbėsime kitoj daly apie tave patį, kokį tu matai LSS-ą dabar? Nu, aš esu biased, realiai, ne, ir gal... Bet iš tos bias pusės ir... Ne, tai man kaip visą laiką, viskas kaip ir gerai, gal norisi dar labiau aštrumo. Aš labai paprastai, visą laiką noriu, vėlgi, bet čia, žinai, aš sakau taip, kitas sakys, pavyzdžiui, Arūnas Malinovskis sakys, žinai, kad čia jūs per... man, pavyzdžiui, norisi to labiau to protesto, Bet man atrodo, kad visi kalba apie tą patį. Visi kalba apie protestą, apie aštrumą, apie tai, kad neveiksnus, nepakankami, kad reikia daugiau, kad reikia spaust, būtent tą varyti mes tokie, žinai, kaip... Man atrodo, kad dabar, kadangi Lijotas, pavyzdžiui, ne, Umberto atėjo, jis iš savęs toks yra, gal labiau, žinai, tą mėgst. Bet, jis ten, duoti tą, o ką masto jaunimą? Jaunimas masto, gal nemasto, bet jis sako, kad masto. Tai mes irgi gal LSS turėtų sakyti, kad bet studentija, žinai, šitaip. Ir vėlgi, lyginant, pavyzdžiui, kai tais, mūsų laikais ten, tai tada tavo tema buvo, žinai, barakai baisus, ten stipendijos, ten tokie baziniai tokie dalykai ir kai ten dalyvauja ten tarybų ISM Hebra, ar ten, žinai, karo akademijos, kuriem tai negalioja, tas kitos. Ir tada supranti, kad dabar, taigi šiaip jau, dabar jau vis tiek yra kitas lygmuo, dabar jau gali kalbėti apie antstatinius dalykus, kalbėti apie pilietiškumą, apie tą dalyvavimą, apie atsakomybę, apie, galų gale, pavyzdžiui, kaip sakau, čia rimtas dalykas, ne tai, kad kaip vyresnis žmogus turiu pasakyti, bet statistiškai. Pernai metais Lietuvoje gimė 18 000 naujagimių. Šiemet iki Liepos 1 gimė 8 000. Tai bukvaliai po 18 metų galimai mokyklas baigs apie 13 000, nes dar kažką. Tai iš 13 000, jeigu tu nepadarysi, kad aukštasis visiems, o ten kažkokį bent jau minimalų išlaikyti, tai kiek? 5 000 stos į Lietuvos aukštasias mokyklas. Tai apie ką mes kalbam? Šiaip. Tai išsidalinsim kiek į 3-4 aukštasias? Ne, tai... Po 1000. Bet aš kalbu apie tie dalykai ir dabar, ar sakyt, tai čia ne studentų reikalas, kalbėti, aš nežinau, bet aš manau, kad tai yra dabartinė, aiški labai, kurie praeina, metai praėjo mygam. Praėjo 20 metų kaip niekas. Ir jeigu tau dabar ten 18, 20, 22, o 20 metų praeis toj pat, tai tau bus kem. Ir tada tavo vaikai, kuriem jau bus galbūt, arba nebus vaikų, arba bus vaikai, kuriem bus 10 kažkiek metų, arba jau galbūt, kai kam ir 18, ir nebebus tos infrastruktūros, kurioje galėtų, vien dėl to, kad nebebus kas palaiko. Ne, čia aš sakau, čia baisiai skamba, o ką, liept ką, daryti vaikus, kaip tu kaip. Taip. Bet čia turiu omeny, kad tai yra tam tikrų temų, kurias galima kelti, apie tai kalbėti, bet gal vien jų kelimas parodytų, kad jos egzistuoja, nes dabar kartais atrodo, kad mes tiesiog užpudruojam daug dalykų, tikėdamėsi, kad, kažkaip, jeigu apie tai nekalbam garsiai, tai gal tada tos problemos kaip ir nėra. Aš gal labai norisi, žinai, užbaigti kažkaip visą šitą ir pratęsti tuo pačiu šitą mintį, nes mes labai daug iš tikrųjų kalbam apie tai, ko mes teoriškai ant popieriaus gal kaip studentai neliečiam,
bet iš tikrųjų mes kalbam apie tai kasdieną Tai ir diskutuojam tarpusavyje ir man atrodo, kad tų pavienių problemų, kad ir kaip tai gal skamba žeminančiai, bet pavienių problemų, kurios nėra mūsų Maslow piramidės pagrindas, bet jos mums rūpi, jų yra apstu. Pradedant nuo gimstamumo, baigiant LGBTQ. Ne, tai viskas, demokratija, tavo jausena, tavo jausmas valstybei, jausmas, žinai, mieste, regione, ten vėl elementarūs dalykėliai, pagarba žmogai, žinai, tai tu turi išsikelti, kas tau vis dėlto yra tada svarbiausia tarp visų svarbių dalykų. Būtent, tai čia ir yra, kaip aš galvočiau, kad LSS galėtų agreguoti tą, ir vėlgi mes puikiai suprantam, bet tema labai aiškiai, konkreti. Lietuvos jaunimas, laimingiausias jaunimas pasaulyje, tu byloja mums tyrimo duomenis. Ir kitas tyrimas. Ir aš klausiu, vienas dalykas, bet aš klausiu tada, o užkulisiai, kuo tu matuoji laimę, kaip, ar tu laimingas? Sako, aš laimingas, bet kodėl tu laimingas? Gerąją prasme, kaip? Gal tu gali pasidalinti savo laimės receptą? Ar tai yra, kad tu laimingas dėl to, kad tu jauti pilnatvę, jauti tikslą gyvenime, ten žinai, kažkoks tai, ar bet tiesiog, kad tau... Bet aš ką noriu pasakyti, tai klausimas vienas, ar tu laimingas dėl to, kad, kaip sako, kokią patarlę, ignorance is bliss, kad tau tiesiog dzin, viskas dzin ir tu nesikrauni. Tai klausimas yra toks. Ar tu galvoji, kad tu laimingas dėl to, kad tu nesiparini? Nes kitas pasiparins. Va būtent, man dzin, aš latytės, aikosiuką, turiu, jeigu ką ten, žinai, aš taip pusiau juokauju. Ar tu radęs esi ten tą tokį, kažkokį ten tą, nežinau, savo. Jo. Tai, bet vėlgi, čia nevertinant. Nei gerai, nei blogai. Bet tai yra labai svarbu, todėl kad tai mums tada kaip visuomeniai duoda tam tikresnius tokius atsakymus, o kas gali būti, tu gali tada modeliuoti truputėlį, kaip, kur juda, ir čia nebūtinai, kad kažką tu turi ten paskui daryti, žinai, kaip gasetas, reiškia, kokio socialinį tikrovės konstravimą, nebūtinai, bet tu bent jau žinosi, ko tikėtis po kažkiek tai laiko, nes tam tikri veiksniai, jie nesitėsia tik metus. Nes 10-mečius. Ir mes tą matom. Matom, kokios ateina kartos užaugančios tam tikruose vienokios arba kitokiose lūžuose. Tai lūžiuose momentuose. Tai šitoj vietoje aš kažkaip tai galvoju, kad nebūtinai turėtų to užsiminėti tik tai ten mokslo institucijos, ir savo ten daryti. Bet kaip studentų sąjunga, galbūt su partneriais, su kitom organizacijom, kurios sako, žiūrėkit, mes nesame tie mistinė Lietuvos ateitis. Mes esame Lietuvos dabartis, nes, literally, dabar mes darom, dabar mes gyvename, mes dabar jau esame pasiekę tą amžių, brandų, mokomės, jaučiam tą atsakomybę ir mes keliame tos klausimus tam, kad jie, būtų vienaip ar kitaip vartomi, kalbami, diskutuojami. Gal yra ir netgi atrandami atsakymai, bet čia, aišku, toks būtų utopinis, idealistinis, bet kelt reikia. Ačiū. Tai va. Ačiū Jums ir šiandien, aš manau, kad mes baigim čia. Simboliškai yra, kad šiandien kalbam apie studentijas, studentų sąjungą, šiandien, dabartį ir ateitį. Tai sveikinu tave, amžinai studentas. Ačiū labai. Ačiū Jums, iki kitų kartų.